Sveiki, su jumis Timka Steigi. Kviečiu pažiūrėti video apie tai, kaip jūsų gyvenimas pasikeistų, jei tai yra jūsų situacijoje, jei padarytumėt vienaip ar kitaip ir kaip nuo to pasikeistų, ar tai būtų gerai pusė ar blogai. Taigi, pažiūrėkime 3 variantus. Pradėsime nuo juodos širdelės. Pirmas variantas. Antram variantui būtų apskritimas. Trečias variantas būtų balta širdelė. Pasirinkite norimą variantą arba kuris jums tiks. Galime pradėti turbūt. Taigi, kaip pasikeistų jūsų gyvenimas, jeigu pirmas variantas. Kaip pasikeistų jūsų gyvenimas, jeigu. Jūsų gyvenimas pasikeistų, jeigu turėtumėt kažkokią gausą ir galėtumėt kažkam užpildyti tarsi kažkokias trūkstamas vietas. Kuom tai pasikeistų? Jūs turėtumėt keliauti ten ir duoti, ir duoti, ir duoti, ir duoti. Keliauti pas kažką. Nelabai norėtumėt kažkam kažką dalintis. Norėtumėt kažkokiam vienam žmogui atiduoti tai, ką galbūt uždirbate, bet kažkas dar norės iš jūsų. Taigi, toks būtų pirmas variantas. Kad norėtumėt kažkam suteikti materialinę gerovę, bet kažkas prašys dar iš šalies, kam nelabai norėsit galbūt suteikti, bet atsiras žodžių prašančių daugiau. Tai va taip. Jeigu duosite kažkam, tai reiks ir kitiem. Toks būtų pirmas variantas. Dabar eime prie antro varianto. Kaip pasikeistų antram variante jūsų gyvenimas, jeigu nusisuktumėt nuo dalykų, kurie jums kelia emocijas, kaip pasikeistų jūsų gyvenimas antram variante. Išmoktumėt dirbti su pinigais ir kažkam uždarytumėt kelius prieiti prie jūsų ir atsigautumėt emociškai. Kuom yra svarbus tas uždarytas žmogus? Kuom yra svarbus tas uždarytas žmogus? Uždarytas žmogus, jisai nėra savarankiškas galbūt. Jisai reikalauja dėmesio, reikalauja kažkokių resursų iš jūsų. Tai tikrai pagerintų jums situaciją.
Taigi, toks būtų antras variantas. Trečias variantas. Kaip pasikeistų jūsų situacija, jeigu priimtumėt likimo duotas dovanas, kas jums pasikeistų gyvenime? Kas pasikeistų? Kas pasikeistų? Kažkoks čia grįžtų, kažkaip. Susitvardytumėt emociškai savo gyvenime, išmoktumėt uždirbti pinigus, kažkas praeitėje galbūt, kažkoks, kas čia. Šeima jums sakė, jūs palaikymą turit iš kažkokio žmogaus, iš šeimos, jūs turit priimti šitą palaikymą. Tada jums bus kažkiek geriau. Taip. Taip, bet priimti. Va. Netgi galbūt 2 kartus. Nu, va, turit priimti. Va, turit priimti. Jūs nelabai norit priimti. Mat, taip, va, pasikeistų jūsų gyvenimas. Naujos pradžios ateitų jūsų gyvenimą. Uždirbtumėt kažkiek darbą, galbūt pakeistumėt. Moteris susirastumėt galbūt. Taip. Dingtų iliuzijos, galėtumėt kažką išmokti daugiau, negu jūs dabar mokate. Išmoktumėt dalintis. Toks būtų trečiasis variantas. Nu ir patarimų trečiajam variantui. Dar neskriauskite savęs. Jeigu galite, pirkite, jeigu turite už ką, jeigu matote, kad kitam blogai, duokite, jeigu turite daugiau, dalinkitės, jeigu matote, kad yra kažkokia galimybė pasiekti kažką daugiau, tai jūs ir siekite, bet kokiu atveju, nes jeigu nieko nedarysite, praeis viskas pro šalį ir laikas pasibaigs ir nebeateis aplinkybės, galbūt moteriai, kur tiesiog neateis aplinkybės, kad reikia įgūdžių, tiesiog reikia įgusti, priimti pagalbą, priimti visą teikiamą materialinę pagalbą. Galbūt esate nesusitvarkę kažkokių tai išmokų, nenorite kažkokių tai papildomų užduočių ir panašiai. Turėtumėt priimti visas galimas galimybės. Taigi, su jumis buvo Tim Kastigi. Ačiū Jums.